Taigi. Nauji metai ir ką mes dauguma iš mūsų jau ne pirmi nauji metai pasižadam savo. Taigi, turbūt pirmas noras visų didžiausias ir dažniausias yra pradėsiu sportuoti. Ogi mes pradėjome šių metų pirčių sezoną nuo sportininkų pirties. Yes! Taigi mes kaip jau ir pradėjome. Nebuvo tos noras pradėti sportuoti, šiek tiek jau tą propaguojame, bet va toks gražus sutapimas, nauji metai ir sportininkų pirtis. Yes! Randame akmenukų. Tai galima tikrinti, kuris šiltas, kuris ne. Čia neįdomu pagal ką, pagal dydį. O kuo aukščiau, tuo šiltesni. Šitas labai šiltas atrodo taip. Ir daug mielų smulkmenų, va. Lentyna, tokia gražutė. Kaip garsas. Nuostabus garsas. Nebereikalai, sako, vibro akustinis masažas. Vieno garso gali taip jau jausti, kad ir nugara širpuliukai eina. Kas tą patyrė, žino, ką tai reiškia. Tai va ta kėdutė mano būna kaip, pasakyti, kelionių palydovė. Kartais nepatogiuose pirtyse galima ant jos prisėsti, kad būtų patogu. Kažkur ten nėra, kur ten reikia lipti, tai atsisėdėm tos kėdutės. Tai nori pasakyti, Albertai, tu vanoji atsisėdęs? Taip, jeigu nėra sąlygų. Nu, klausyk, pono darbas. Taip. Atsisėda ir vanoja, atsisėda. Geriau negu taip vanoti. Geriau tada sėdėti. Pono darbas. Žinok, kartais išgelbėja. Matėt? Pono darbas. Dar to nemačiau nei vieno pirtininko sėdinčio vanojant, bet aš įtariu, abu patiria kaifą. Taip. Aš labai dažnai, tarp kitko, vanoju atsėdęs. Netgi ant gulto, pavyzdžiui, būna kažkaip ar nepatogu, ar šiaip aš, žmogus guli čia, aš šalia atsisėdu, prisėdu ir vanoju. Ir aš arti, man nereikia, arba būna ten kažkur nepatogu, kažkur reikia ten, va taip, tai geriau aš tada užlipu taip. Ai, atsisėdęs, ar ne? Šalia, va čia kojos daleiskim, šalia kojų vietos yra, aš pliokštas, sėdu, tik man kažkokia... Nu, bet vis tiek reikia nulipinėti, užlipinėti. Nes nu tu iki čia, ten jeigu kojas. Taip, aš reikia kažkokią akcentuoti užpakaliuko vanojimą, ne, tai aš tada atsisėdu prie kojų ir man nereikia niekur, aš kurį tai laiką... Nes būna tikrai, jeigu aukštesni gultai, didesnis žmogus, ir jeigu ten ana pusė, ten iškirti druska, tai... Va tas va, lenkimasis savo nugarytę gadini. Aš tada stengiuosi, tada atsisėdu, kad pasiekčiau toliau. Jau pamačiau, su kuo šiandien mėgausimės. Gražuolių beržus, su kuo kvapuolė liepa. Ai, kaip fainai, vantos ruošiamos. Jau nuo Alberto net garas eina, liuks. Jauki, graži pirtelė. Tokia vietos nėra nei per mažai, nei per daug, bet taip jauku atrodo, taip gera. Ir čia pro tą langą toks gražus tas prūdas, tas visur balta ir tas raibuliuojantis vandenukas atrodo kviečia tave. Tiesiog kviečia, kada tu ateisi pliūkštelsi į tą vandenuką. Ir visai nebaugina tas ledas aplinkui, nes girdisi, kad tenais užlatos sienos. Albertas triūsiasi, žinokit, ruošiasi, ten tik viskas kilnojasi, viską tik tai valo, nes pas jį, gal jis paskui pats papasakos, pusiau balta, pusiau dūminė ta pirtis, nu kažkaip ten įdomiai. Dar aš nelabai suprantu apie tai, gal čia kokia naujovė, bet jau buvom įkišę nosį į garinę.
ilgai tokie du gultai. Jau kaip laukiu. Dabar dar tokie paruošiamieji darbai, mes, kadangi važiavom šiek tiek tolėliau, visą 100 kilometrų, tai atsipūsim nuo kelionės ir eisim šildytis. Va taip, su rūbais įsitaisėm savo garinėje, bet dar galima, dar neprasidėjęs procesas, nors jau šilta. Labas, Albertai, pagaliau. Labas, pagaliau tu atvykai į sportininkų pirtį atvykai. Į sportininkų pirtį netgi važiavau šiandien ir galvoju, koks sutapimas. Dauguma žmonių sausio toj pirmoje dienoje arba išvakarėse užduoda norus savo kitiems metams. Ir kaip taisyklė, pirmame penketuke būna nuo naujų metų pradėsiu, ką dažniausiai sako? Sportuoti. Dažniausiai. Tai va toks pas mumis buvo sutapimas, kad šių metų pirma mūsų pirtis ir mes atvažiavom sportuoti į sportininkų pirtį. O aš visada visiems sakau, sportininkams ir nesportininkams, sakau, pirties diena užskaitoma kaip treniruotė. O, tai, taip, kad einat kas į pirtį, tai įsivaizduokit, kad einat į treniruotę. Ir tai kaip galima eiti į pirtį ir tada ne vieną kartą per savaitę, jeigu nori 2 treniruočių, ar galima? Kaip tu galvoji? Nu, galima, kodėl? Jeigu pas mane būdavo anksčiau, nu ir dabar skaitau kokios, ten daleiskim, 4 treniruotės. Jeigu einu pirtį 1 dieną, reiškia lieka 3 treniruotės, jeigu 2 dienas, reiškia 2 treniruotės, jeigu 3 pirtys 1 treniruotė, jeigu 4 pirtys treniruočių nėra, aš jau kaip ir tą savaitę pasportavęs. Va tokia metodika. Bet tai kuom gerai sportininkam pirtis? Nu, tu tikrai kaip prisipažink, tu sakai, kad daug sportų propagavai, sportavai, o dabar koks tenais? Dabar aš pagrindę greplingas ir džiudžitsu. Ne kiekvienas ištars šitą žodį pirmą kartą išgirdęs. Tai kažkas su imtynėm susiję. Taip. Dėl to pirtis visada belia kokiam sportui tik padeda, nes tai yra ugdo ištvermę, nes vyksta pas mus kaip ir anksčiau, pavyzdžiui, tarybiniais laikais važiuodavo sportininkai prieš aukšto lygio, ten, kurie olimpiadą važiuodavo, ruošdavosi olimpinėms žaidynėms, važiuodavo į aukštikalnes. Kodėl? Kad būtų anaerobinėmis sąlygomis ten šiltėjęs oras, deguonės truputį mažiau ir jie ten treniruodavosi, kad, reiškia, po to nusileidus į normalias sąlygas, būdavo tas aukštesnis treniruotumas. Tai va, tai o pirtytą galima... Lygiai čia pat, tai kadangi vyksta visada, plus dar čia karšta būna. Ir jeigu dar nori padirbti su vantom, tai iš visiška tikra treniruotė vyksta. Aš kartais jaučiu, kai vanoju, ir jau kaip turbūt į pabaigą būna, kai nebe gal mano ištvermė jau į pabaigą, aš jaučiu, kai mano širdis tuk stipriau dirba. Nu čia kaip į sportę. Tai čia treniruotė jau gauna, ne? Kardio treniruotė darai, važiuoji ten ar su dviračiu maksimaliai, tuo maksimaliu tempu ten širdis irgi va taip vakala. Viskas taip pat. Viskas, šiandien pas mane treniruotė užsiskaitys. O dar sportininkų pirty. Taip. Su profesionaliu sportininku. Ir ne vienas, čia dar užsienos daugiau sportininkų bus profesionalių. Puiku. Albertai, man dar žinai, kas rūpi? Esu girdėjusi, kad tavo pirtis nei tai juoda, nei tai balta. Kas čia? Ar čia tik tai gandai tokie? Na, čia jinai yra tokia, kaip ten sako, dūminė, tai yra juoda pirtis, kita būna pirtis, šiuo metu čia piradinio kūrenimo krosnis, tai jinai yra, kaip kartais kai kurie sako, baltoji pirtis, bet čia pas mane aš tokį padarau efektą truputį dūminės pirties, aš visada baigiant kūrentis, užveriu tą vadinamą jušką kamino ir atidarau garo pilimo dangtelį. Durelės tiksliau. Ir tada tie visi dūmai eina čia, matote, ir lubos aprūkę, aš specialiai darau tokią... Kad to kvapiuko tokio... Kvapiuko, tuo pačiu, tai gaunasi gera dezinfekcija, nes tuose dūmuose, tam, reiškia, pabuvę ten kokią, aš palaikau 10 minučių, 5 kartais,
bet gaunasi toks visas dūmų uždanga. Ir aišku, čia kažkiek nusėdo tų dūmų, bet yra aktyvuota anglis, nieko baisaus, bet gaunasi svarbiausia. Tai žodžiu, čia ne tos, kad jau ten smalkiam nunuodins Albertas dabar visus. Ne, tai aš prieš jau žarijas išneštos, degimo proceso nėra, čia periodinio kūrenimo krosnis, dėl to čia... Tuo labiau, kad paskui tu kadangi dviejos durys, vienos tiesiai į lauką, kas labai reta, vienos tiesiai į lauką ir išvedinė, ar ne? Taip, jo, ir čia labai gera ventiliacija, čia nereikia spręsti, kaip dauguma pirčių ten įrengėjų, statytojų galvoja, kur tą ventiliaciją ten turi ištraukti, ten paduoti, ten kartais gaunasi jiems atvirkščiai viskas, ten kur traukti turėjo, tai pasirodo pučia vėjas. O čia labai paprasta, reikia atidarai duris tiesiai į lauką, vienos durys, kitos durys į dušą. Ir tos durys ne tai, kad į lauką, o tiesiai į takelį ir į vandenį. Nu ten piukš, taip ir įsivaizduoju.